Sveiki visi, mėlyjei, noriu šiandien su jumis pasidalinti, kad prasideda For Life blogo akcijų savaitė arba savaitgalis. Na ir pirmoji diena, 23 lapkričio, yra For Life kolagenas. Na, mes žinome daug rinkoje kolagenų, tačiau tikrai For Life kolagenas yra ekskliuzyvinis, vien todėl, kad jame yra ir For Life transfer faktorius. Tai yra imuninis peptidas. Vienintelis šitame produkte jūs galite rasti kolageną su transfer faktorium. Na, mūsų oda yra didžiausias imuninis organas, todėl susiduria su įvairiausiais priešais išoriniais, tai bakterijos puola, pažeidimai įvairiausiai, ląstelės sensta ir imuninė sistema turi visą tai prižiūrėti. For Life kolagene yra taip pat ir reikalingi vitaminai, kurie yra būtini mūsų gleivinėms, tai yra natūralus vitaminas ir A ir E, vitaminas C, be kurio kolageno sintezė yra neįmanoma, tai jo net yra 300% rekomenduojamos paros normos, tai yra labai gerai, nes pakankamas kiekis vitaminas C reikalingas, ypatingai su amžium, na ir aišku, dar vitaminas C yra labai svarbus gleivinėms. Anti-aging kompleksas įdėtas. Bet to For Life kolagenas Briuselyje laimėjo sidabro medalį kaip inovacija anti-aging programuose. Na, su kviečių keramidų kompleksu. Kviečių keramidai yra natūralūs keramidai, nesintetiniai, taip. Ir keramidinis sluoksnis yra mūsų epidermio sluoksnis, tai yra riebalai. Riebalinis sluoksnis, kuris mūsų odą išlaiko drėgną ir elastingą. Ir su laiku keramidų sluoksnis mažėja, todėl sunkiau yra išlaikyti drėgną ir niekas negali jos išlaikyti. Mes galime naudoti visas drėkinamasis priemonės, kiek yra, bet drėgmė nesilaiko, nes nėra lipidinio sluoksnio, kuris galėtų jį išlaikyti. Todėl mes galime pasipildyti iš vidaus keramidinių kompleksu, kuris yra For Life kolagene ir tokiu būdu mūsų oda išlaikys ir drėgmę. Ir tai yra labai svarbu žiemos periodo metu, kada mūsų oda sausėja dėl šildymo taip labai intensyviai ir tada oda pradeda perštėti, na, ne tik perštėti, bet pliskanoti. Ir nebėra to keramidinio sluoksnio, kuris galėtų dar mus apsaugoti. Na, šiame sudėtyje yra net 900% vitamino, grožio vitamino biotino, arba H, arba B7 dar vadinamo. Mūsų organizmas šio vitamino nesintetina, dėmesio, nesintetina. Todėl norėdami moteris išlaikyti plaukų blizgesį, folikulo augimą, su amžium jie sausėja, taip pat padeda išlaikyti ir drėgmę. Ir šitas vitaminas turi būti gaunamas iš išorės, tačiau su amžium ir maisto kiekis nėra visą laiką pakankamas ir lėtinės infekcijos, ypatingai žarnyno mikrofloros disbalansas daugelį pas mus yra. Taip, nes mikroflora gamina šitą vitaminą tam tikrų mažų kiekių. Tai va, ir norėdami išlaikyti nelūžinėjančius nagus, drėgnesnius plaukus, atauginti plaukus, ypatingai žiemos periodo metu, ar po įvairiausių infekcijų, kaip po COVID labai puikiai greitai iškrenta plaukai, krest pradeda. Tai For Life kolageno biotinas jau čia yra toks pakankamas kiekis, ne 900%, kad patenkinti mūsų poreikį. Na ir aišku, kaip ir aš minėjau, For Life transfer faktorius ir 5 tipo kolagenai. 5 tipo hidrolizuoti kolagenai peptido formos, todėl labai greitai pasisavinami yra. Mūsų organizme yra net 9 tipai kolagenų, tačiau čia yra net 5, kurie yra svarbus. 10 ir 5 labai svarbus yra odai, plaukams, jo pakankamas yra specialiai kiekis, nes šitas kolagenas yra orientuotas į grožį. Na, odos, plaukų priežiūra, nagų priežiūra. Na, taip pat čia yra ir 1, 2, 3, kuris taip pat yra ir sąnariams, ir jungiamajam audiniams, sausgyslėms. Na, ir toks kompleksinis kolagenas, kuris 23 dieną
bus 2 už 1 kainą. Tai yra tikrai, manau, kad labai puikiai dovana artėjančio kalėdų proga ar mamai, ar draugiai, ar sesiai, ar kolegiai padovanoti šitą grožio formulę. Tikrai. Aš visada jį ypatingai rudens žiemos periodu naudoju be perstojo, kad ypatingai atstatyti tą poreikį, kuris yra nuolatos pas mus mažėjantis su laiku, amžiumi įvairiausiais veikiant išoriniais faktoriais. Ir 23 dieną mes galim pasipildyti savo arsenalą ir taip pat pradėti susikaupti šitą produkto naudojimo pradžiai. Kitas dienas laukime kitų naujienų.